Treneri, kokios mintis po rungtynių? Mintis, kad žaidėm prieš labai stiprų varžovą. Daug minučių gavo jauni žaidėjai. Kai kurie iš mūsų lyderių negalėjo žaisti dėl tam tikrų aplinkybių. Stengiamės kovoti, stengiamės nepasiduoti, stengiamės tobulėti su tokia komanda žaisdami. Pradžia norėjosi turėti geresnę pradžią, bet tokia jinai ir gavosi, kad 0-5 pirmas kėlinys. Antras 0-1, visai kitaip įėjom į antrą kėlinį, pakoregavom aišku jų žaidimą prieš juos, antram kėlinį pamatėm, ką jie pirmam kėlinį išdarinėjo viduriniai zonai, tai mes pakoregavom ir visai kitaip klostėsi mūsų žaidimas. Bet esmė, kad tai buvo paskutinės namų rungtynės, dėja norisi žaisti ilgiau, aišku, bet fanai atėjo mūsų palaikyti ir mūsų ištikimiausi fanai atėjo palaikyti, pasidarėm nuotrauką po rungtynių, viskas smagu, aišku, pralošėm, bet manau, kad pralošėm labai rimtai ir viena iš pretendenčių būti Latvijos čempionais. O trečiajam kėlinį netgi baigiantis rungtynėm paprašėt minutės pertraukėlės, ar norėjot tą garbės įvartį susirinkusiems fanus padovanoti? Taip, norėjom garbės įvartį ir buvo tokia pusiau. Geresnė proga būtų, jeigu būtų ginčas varžovų pusėje, bet buvo mūsų, kažką pasikalbėjom, kad visi žinotų, kad jeigu tik tai pervežam ritulį į puolimo zoną, tada nuiminėjom vartininką ir išleidžiam šeštą žaidėją. Ir taip ir pavyko, ir užsilaikėm. Tik aš turiu komentarų kelių savo žaidėjams, kad jie nepakėlė ritulį į mėlyną liniją ir iš ten mes neturėjom gerų metimų, kur 6-4 turėjom daugiau žaidėjų priešvartį. Bet kaip minėjote, tai buvo paskutinės rungtynės Namese Pankam. Ar pasiilgsite šių mūšių? Tokių mūšių kaip su Mogo tai ne, bet mūšių kaip buvo su Energija ir su Kaunu ir su kitoms Latvijos komandos, tai tikrai pasiilgsim. Bet dar turim dvi rungtynės prieš Ziemgalę ir užbaigti norim su Kaunu. Tokį paskutinį sezono uždarimo rungtynės turėti geras. Tai. Ačiū ir sėkmė. Ačiū.